Sveiki draugai, šiandien kalbinu pagaliau Joną Nainį, didžėjų, televizijos laidų vedėją, radio laidų vedėją. Ir pirmas klausimas susijęs, žinoma, su krepšiniu. Ar žiūrėjai vakar varžybas? Aišku, žiūrėjau. Aš žiūriu, viską žiūriu. Viską žiūri? Esu neišsipildžiusio, žinai, krepšininko svajonė. Visada norėjau būti krepšininku, bet mano visada buvo mažas ūgis labai. 9 klasėje gal buvo 1,5 m tik tai. Bet labai daug žaisdavau krepšinį. Namie turėdavau pasvaly krepšinio lentą. Tai po 5-6 valandas praleisdavau, įsivaizduodavau. Aš, žinai, visada garsiai kalbėdavau su savim, varinėjausi kamerį ir tada kaip komentatoriai ten, štai Jasikevičius turi kamuolį, liko 4, 3, 2 ir vat, visokiausių tokių fantazijų buvau susikūręs komandų pavadinimus ten, kad vienas žaidė, bet toks jausmas, kad iš tavęs perima kamuolį, tada kitas jau Scottie Pippenas tada. Iš Scottio Pippeno perima Karlas Malone, dabar Karlas Malone liko 3-2-1 metai ir nepataiko ir tada Scottie Pippenas džiaugiasi. Būdavo tokia, žinai, pas mane visada buvo labai daug fantazijos. Aš gyvendavau fantazijų pasaulį ir mane tas veždavo, bet aš buvau vienas visada, kažkaip. Toks vienas, savy fantazuodavau bet kokius dalykus, kurie nėra įmanomi, bet kai atsirasdavo dar kažkoks kitas žmogus arba žmonių grupė, aš tada susigūždavau. Užsidarydavai? Užsidarydavau. Kodėl? Sunku pasakyti. Aš, žinai, bandau prisiminti dabar savo vaikystę, tai buvo tokia, gal dėl to, kad mano tėveliai po visų tų griuvimo SSRS, žinai, pasikeitė labai finansinė padėtis ir mes tapom labai tokie nepasiturintis. Ir gal dėl to aš kažkaip jaučiau nepriteklių, kad mano draugai visi kažką turi, aš toks jaučiausi užguitas ir vat. Kažkoks nedrasumas, bijojimas pasisakyti, pas mane buvo labai daug baimių. Bet kai grįždavau vienas į savo kambariuką arba į savo plotą, aš būdavau, nežinau, ten fantazijų, įsivaizduodavau, kad esu, sakau, geriausias krepšininkas arba ten Don Kichotas ar dar kažkas. O bandėjai kada nors Jonai žaisti? Turiuomenį kažkur rinktiniai, mokyklos? Taip, aš mokykloje žaisdavau, mane paimdavo, bet aš sakau, buvau labai mažiukas ir tas mažo ūgio sindromas man kažkaip neleido tapti tuo. Bet aš turėjau labai gerą ranką krepšinio, mėtydavau. Atsimenu, kai pirmą kartą išvažiavau į Ameriką, su juodžiais pradėdavau žaisti kiekvieną dieną krepšinį Filadelfijos ten tose gatvėse. Tai mane pravardžiuodavo Pedžas Stojakovičius, nes aš toks juodas būdavau, žinai, ir tritaškį mėtau, pataikau, už 10-9 visada pataikydavau. O kas tavo rinktinės, šiuometinės Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės favoritas? Tokio aiškaus lyderio, žinai, aišku, dabar visi gyrė Mačiulį, bet pas mus visada būdavo toks komandinis žaidimas. Nėra, kad tenais vienas žaidėjas visada jisai pelno daugybę taškų. Pas mus, kai reikia, kažkaip atsiranda tas tikras lietuviškas komandinis žaidimas ir tas žavi absoliučiai. Vakar su italais galų gale Mačiulis prieš tai atrodo buvo visiškas nesustabdomas. Dabar irgi labai gerai sužaidė. Jonas Valančiūnas įsitraukė, paskui ir Milaknis. Ir galų gale tas pravardžiuojamas ir nekenčiamas Kalnietis. Ir visi nutilo. Aš niekada nerašau jokių postų ir niekada nesmerkiau Lietuvos krepšininkų, kad ir kaip jiem blogai sektųsi. Nes bandau įsivaizduoti, kaip aš ten būčiau ir žinau, kad žmonės esam. Tai yra bet kokioje situacijoje, darbe, nežinau, bet kur gali. O kaip jie skaito ar ne komentarus? Apskritai, kas yra rašoma apie juos? Aš manau, kad skaito. Jaunimo karta, mūsų amžiaus, jaunesni už mane dar. Pažįstu ir Joną Valančiūną, ir Donatą Motiejūną, mes gan neblogai sutarėm. Tai aišku, jie gyvena tą internetinį pasaulį, tam skaito, bet gal ne tiek. Aš nežinau, sunku pasakyti. Aš asmeniškai gal neskaityčiau. Neskaityčiau. Grįžkim prie Pasvalio. Pasvalys. Geriausias miestas. Kaip iš Pasvalio jaunas, iš nepasiturinčios šeimos tuo metu, kaip sakai, kaip atsidūrė į Vilnių? Kokia tavo vaikystės kelionė buvo? Ji tokia, aš net iki šiol kartais pagalvoju, blemba, kodėl taip man gal net ir pasisekė, atrodo, žinai, nes aš sakau, nuo vaikystės turėjau labai daug, gyvenau fantazijos pasaulyje, aš buvau svajotojas.
O dabar nesi? Esu ir dabar. Bet dabar gal žinai, amžius ir viską daro savo. Seniau buvau visiškai maksimalistas ir galvodavau, kad viską galiu pasiekti. Bet gyvendamas pasvaly, aš turėjau keletą problemų, kurios galbūt ir trukdė man įsiskleisti kaip asmenybė tuo laiku. Viena problema, dabar aš taip jau suprantu, tas nepriteklius, žinai, aš pavyzdžiui, mano pirma kelionė į užsienį buvo gal 19 metų ir tai buvo 30 km nuo Pasvalio Bauska, Latvijos. Aš nebuvau keliavęs absoliučiai, gal su klasė, ten kažkokį Vilnių, Kauną, bet irgi tokios labai tokios vienedinės, ten kelių valandų kelionės. Aš gyvenau tam mažam pasvaly ir galvodavau, kad pasvalys tai yra visas pasaulis, ta prasme, kad tai yra cool, kad aš esu, gyvenu pasvaly ir čia viskas jau tipo. Čia viskas ir baigėsi. Viskas ir baigėsi. Ir turėdavau kažkokių tokių keistų baimių, labai buvau nedrąsus. Nežinau kodėl, bet iš vaikystės gal kažkas kažką buvo man padaręs, gal blogai kažkas pasisekė ir aš tada nebedarydavau taip, kad išeinu prieš minią ir galiu ten pasisakyti. Taip. Man buvo didžiausia baimė, kai atsiranda jau 4 ar 5 žmonės, tada kalbėti. Nes aš jaučiu, kad mane stebi, aš galvoju, kažką blogai čia pasakysiu ir kažkas taip. Kažkas jau ne taip. Jo, jeigu vienas su vienu, aš viskas ok, bet kai atsiranda didesnė auditorija, aš buvau toks išsigandęs vaikas, bet buvau labai geras. Ir iš kur pas mane tas ryžtas buvo imtis labai daug veiklų. Man labai patikdavo viską veikti. Aš mokykloje buvau paprastas vaikas, bet užklasinėje veikloje buvau super, hiper aktyvus, tiesiog ateit ir būt. Man nereikėdavo tenai, sakau, atsistoti ant bačkos ir sakyti, hebra, va dabar čia eisim ten daryti. Man tiesiog patiko ir fotografija, aš lankiau dailę, aš lankiau rankinę, aš lankiau baseiną, lengvąją atletiką, etnokultūros būrelį, krepšinį, šokius, aš 10 metų pramoginių šokių šokau. Taip, aš kiek buvo pasvaly įvairiausių veiklų, aš stengiausi visas jas paimti. Nors ir nesuprasdavau, gal kam to reikia, nes žinių trūko, kas yra už pasvalio ribų, kaip visas pasaulis atrodo ir panašiai. Man labai gaila, kad aš ir daug neskaitydavau, kiek dabar prisimenu. Mano gal pirmoji knyga, kuri man atvėrė pasaulį, tai buvo Džeko Londono Baltoji iltis apie vilką. Nes aš labai mėgau šunis ir iki šiol mėgstu, nes mano senelis buvo didis medžiotojas, turėdavo ten 10 šunų skirtingų ir man tie gyvūnai visada prie širdies. Bet sakau, aš buvau kažkoks susisklendęs. Man buvo labai viskas baisu parodyti save. Kai aš vienas, aš esu karys, aš esu nugalėtojas. Bet kai atsiranda daugiau žmonių, viskas, aš susisklendžiu ir nebepasitikiu savim. O kaip išėjai? Kaip žengiai tą pirmą žingsnį? Pirmas žingsnis gal buvo jau mokyklos laikais, aš nepagalvojęs visada žengdavau, o kaip jau atsiranda, tada kažkaip jau pradedi. Tai pirmieji žingsniai buvo ir didžėjus mokykloje. Tapau to didžėjum, nežinau ką ten daryti, matau tą aparatūrą, nežinau kaip ją sujungti, brolį kviečiu, brolis vyresnis irgi nežino, kažkaip mes ten sujungiam ją, kažkas vyksta, aš vedu tas diskotekas, nors nežinau kaip ten jas ves. Kažkaip ir negaliu, nežinau, blogai viskas, bet kažkaip įvyko, žinai, ta pradžia tokia, pirmas kontaktas. Tada pirmas mano renginys buvo irgi 12 klasiai, auklėtas sako, yra 100-adienis, reikia, kad, ne, aš buvau 11-okas jo, reikia pravesti 12-okam 100-adienį. Aš žinau, kas ves, sako, Jonas. Aš žiūriu, nesako, aš tikrai negaliu, aš nemoku, bet mane įstumė, išėjau. Labai viskas blogai buvo, bet jausmas žiauriai geras, ypač po renginio, žinai. Patiko? Toks adrenalinas, čia tipo visi jau kažkaip kreipė į mane dėmesį, aš jau pastebėtas ir man tas užkabino. Bet žinau, kad neturėjau tam skilsų, žinai. Ir pasvalys, 12 klasė, jau 18 metų, priveikęs kaip ir daug ko, turiu ir hebros ir viskas kaip ok, bet toks kažkoks ir apsirengimo mano stilius kažkoks netoks, žinai, ir tą muziką klausau ten visokią, rusišką, lietuvišką, nėra tos susiformavusios asmenybės ir ačiū Dievui, kad aš įstojau į filosofiją. Po 12 klasių, žinai, reikia stoti, visi įstoja į Vilnių, į Kauną, ten į ekonomiką, teisę, ten, wow, visos specialybės, žinai, stiprios. Visi jau su gerom ateitim. O ką Jonas? Ir mama klausia, tai ką sako tu? Sako, tavo pusseserė, sako, 100 gavo iš anglų. Sako, anglų.
o ką tu sako? Sakau, ką aš sakau? Sakau, nu ką žinau, bet viskas žiūrėk ir va šoku, nu sako, tai kas iš tų šokių, žinai? Nu sakau, nežinau, sakau, man patinka istorija, ten, už istoriją gavau 7-2, neblogai, ten, viskas gerai. Tai surašiau, kur aš noriu stot, surašiau ne ten, kur noriu stot, o ten, kur vat, skamba gražiai. Tai teisė buvo, ekonomika, paskui istorija ir 6 numeriu rašiau filosofiją Šiauliuose. Ir aš net parašiau tą filosofiją, nes buvo skliausteliuose, kad ten reikia istorijos ir yra istorija. Ir galvoju, o čia gal visai bus fainiai. Nu ir pasižiūriu, kur įstojau, žiūriu filosofiją, 6 numeriu Šiauliai. Galvoju, kas ta filosofija yra, žinai. Įvedu ten į Google dar, pasižiūriu filosofiją. Ten pažodžiui buvo meilė išminčiai. What? Galvoju. Nu ką, mamai sakau, įstojau į Šiaulius. O, kaip gerai, sako, 70 km nuo Pasvalio, tai galėsi net grįžinėti dažnai. O žinai, jaunas, norisi pabėgti nuo tėvų, norisi ten Vilnių, Kauną, nes visi geriausi draugai mano įstojo. Ir galvoju, vėl man nesiseka. Vėl reikės suktis tam pačiam rate ir kas, kaip. Ir nežinau, ar gyvenime tai būna, bet žinai, gal pats gyvenimas padiktuoja ir nusiunčia tave, kai tu net neplanuoji. Nežinau, kas čia suveikė, bet atsimenu pirmą paskaitą aš atėjau į Šiaulių universitetą. Mūsų buvo gal 45, buvo kokie 7 berniukai ir visos mergaitės, žinai. Aš ten pavėlavęs atėjau, taip visi sėdė, taip pakėlė akis, ten pasisveikinau, ten, nu taip, o kažkas čia nauja hebra, vis tiek reikia kažkaip jau būti jau tokiam šustram, nes nieks manęs nepažįsta. Atsisėdau ten kažkur į vidurį, apsidairiau, ar čia gražių mergaičių yra. Buvo, viskas gerai, sakau, o čia bus ką veikti. Ir ateina dėstytojas, žinai. Ateina dėstytojas, apsirengęs taip labai tvarkingai, toks, žinai, kostiumas, toks disciplinuotas, susišukavęs, kokių 50 metų, taip lengvai pražylęs, bet ir ta tokia laikysena, įėjimas, žinai, toks salės nužvelgimas ir jo, žinai, kalba ir žodis po žodžio, man, žinai, taip žiūriu aš jį ir kūnas tiesiog, žinai, taip nušiurpsta nuo balso, nuo intonacijos, nuo jo sakinių, kuriuos sako vieną po kito su pauzėm, bet jis nieko neskaito. Ir tie žodžiai tokie atrodo, žinai, negirdėti, kažkokia motyvacija tokia, kuri man taip užvirė, aš galvoju, wow, čia bus apie tai. Ir vat nuo to prasidėjo vienas dėstytojas, žinai, kitas dėstytojas, trečias dėstytojas. Tada daugiau knygų, žinai, tos paskaitos, tada su filosofu ten trečia grupė, ten trečiakursiais bendravimas, žinai. Ir aš supratau, kad čia yra puikiai terpė keisti, žinai, nes niekas manęs nepažįsta, niekas nežino, koks aš buvau Pasvaly, ten tas toks juodas ančiukas, kuris nežino už Pasvalio ribų, kas vyksta. Kiek mokyklai mokiausi, kiek ten kažką iš bendro išprusimo žinau, tiek yra, bet daugiau nieko nežinau. Ir aš jaučiau labai didelį tokį minusą, bagažą savo žinių ir galvojau, kad tai yra puikiai terpė dabar, čia ir dabar. Skaityt, bendraut, lyst, vėlgi veikt. Ir stengtis kažką paimti. Nu ir viskas, žinok, po paskaitų lindau į studentų atstovybę. Pirmam kurse esu ir įsitryniau į studentų atstovybę, ten buvo tik trečiakursiai. Ir sako, mes pirmakursių nepriimam, nes sako, reikia jau žinot, tą studentų atstovybę, reikia būti su patirtim. Aš sakau, prašau, leiskite, aš labai noriu. Tai įsisukau į ten ir pradėjom organizuoti ten visokius studentiškus renginius. Ten pirmakursiam krikštynas. Tai aš realiai esu pirmakursis, savo krikštynas organizuoju, žinai. Tai va ta visa tokia veikla, užklasinė bendravimas su tais tokiais tikrai erudicijos pilnais žmonėm, man taip atvėrė, man taip pradėjo viskas įdomu būti, rūpėti. Ir aš sakau, pradėjau veikti. Aš supratau, kad turiu labai didelį kažkokį tokį tarpą atsilikimo. Ir man buvo sunku parašyti visokias esė, tenais, žinai, kur reikia išanalizuoti. Bet aš grįždavau, griebdavau chrestomatiją, žinai, griebdavau tas knygas ir braukai, mokaisi, skaitai ir panašiai. Šiauliuose, žinai, prasidėjo tas pakilimo kelias. Toks filosofija, aš supratau, kad filosofija tiesiog yra
kaip priemonė man tapti įdomesniu žmogum. Žmogum, kuris ne tik atsistoja, žinai, savo išvaizdą, kažkoks gali būti patrauklus, bet ir išskleist kažkokią žinią, sukurt kažką. Ir man tas tikrai labai padėjo, nes dėstytojai, sakau, buvo labai kieti ir vienas iki šiol Gintautas Mažeikis yra profesorius ir dabar Kauno jisai filosofijos katedros vedėjas, antropologas. Nu, žodžiu, žmogus, kuris man atvėrė labai daug pusių, pažiūrų ir panašiai. Ir kai aš jau buvau gal antram kurse, aš labai norėjau įsidarbinti, norėjau kažką dirbti. Ir žinau, kad trečiakursis kažkoks dirba, filosofijos trečiakursis dirba Šiaulių televizijoje. Sakau, kaip man ten patekti? Aš noriu būti televizijoje, žinai, noriu kažką daryti. Sako, gerai, tai nueik pas direktorių ir pakalbėti. Aš nuėjau, visada gražiai apsirengdavau, kostiumuką susiškuodavau, nes buvau įsitikinęs, kaip padarė įspūdį man tas dėstytojas su savo gera įžanga kalba, taip aš galvojau padarysiu. Ir aš nuėjau pasiruošęs, pasakiau, kuo aš galiu būti naudingas ir jį patikėjo, žinai. Ir man leido pradėti dirbti. Supažindino su žinių redakcija, ten tokia redaktorė. Ir sako, vat, pamėginkim Joną, pusę metų, tegul jis čia padirba, bus žinių reporteris. Ir aš toks už nugaros įstau, galvoju, žinių reporteris, galvoju, ką čia reikia daryti dabar, kaip čia reikės susisukti, žinai. Nu, bet, jau patekau, jau kažkaip, žinai. Bandau. Nu ir pradėjau, žinok, bandyti. Ir diena po dienos, pradžiai buvo viskas kaip ir okei, nauja, žinai, visi manęs nepažįsta, kaip ir čiki-piki, mokausi čia, bet praėjus gal 2 mėnesiam, ta žinių redaktorė pamatė, kad aš esu netoks ir geras, koks, žinai, sakiau. Man tikrai nesisekdavo. Nesisekdavo visų pirma tai, kad aš nemokėdavau parašyti normalių tekstų, kaip žinių, kai rašo žurnalistai. Aš nemokėdavau įgarsinti jų, kaip reikėdavo. Ir šiaip, kai nepažįsti miesto, Šiaulių tenais apskrities, nepažįsti ten visokių kažkokių asmenybių, kurias galėtum pakalbinti. Galų galėtų politinių, ten reikėdavo važiuoti, atsimenu, visokius susirinkimus, ten politikai kalba apie šiukšlių išvežimo tenais tendencijas, kaip tenais sąvartyną reikia uždaryti, neuždaryti. Nu, žodžiu, tai, kuo gyvena tas miestas. Aš nieko nežinau. Nueinu, meras stovi, galvoju, reikia merą pakalbinti. Pasistatau tą merą kalbinti ir aš suprantu, kad aš nežinau, ko jo paklausti, žinai. Bet iš kur pas mane visada yra tavo tokia drąsa. Aš atsistoju, žinau, kad visiškai yra blogai, nu bet, nu ką. Okei, meras, pakalbinau kažką tenais, paklausiau, grįžtu į studiją, bandau parašyti tekstą. Atsimenu, rašau vieną žodį, nutrinu, kitą žodį rašau ir nežinau, kaip pradėti. Lieka tenais nedaug laiko iki žinių pridavimo, parašau bet kokį, ten tikrai labai blogą tekstą. Tada nueinu į žinių ten tą studiją, turiu įgarsinti. Su montuotoju tada sudedam vaizdus, žinai, ir gaunasi 2 minučių reportažas. Tas reportažas po reportažo buvo labai blogi, iš tikrųjų labai blogi. Ir po pusės metų ta žinių redaktorė sako, Jonai, prašau, maldauju, prašau. Aš negaliu, sako, tavęs išmest, nes sako, tu realiai patinki direktoriai. Nu, jį galvoja, kad tave užsiaugins čia, sako, jį ten per daug tavęs nežino, kaip tu ten darai, bet sako, tu esi beviltiškas. Sako, pusę metų. Nieko. Taip pasakė? Taip. Sako, tu esi visiškas lopas. Sako, tu negali daryti to darbo, sako, balsą neturi. Tekstai tavo labai prasti, absoliučiai. Sako, prašau, Jonai, išeik iš darbo. Ir ką, žiūriu, šypsausi ją, žiauriai skaudu buvo, atsimenu, labai. Bet aš supratau, kad tai man yra suteiktas šansas, žinai, tiesiog mokytis. Aš žinau, kad aš nemoku. Ir man nebuvo taip skaudu, žinai, kai pasako, kad tu galbūt žinai, kad tu moki, bet pasako, kad tu nemoki. Bet aš giliai savy galvoju, nu tikrai aš kažkada išmoksiu, nes man viskas tik dabar prasideda. Sakau, ačiū už jūsų nuomonę, bet aš neišeisiu. Ir ten dar pusę metų kapojame su ja, man buvo labai sudėtinga psichologiškai ateiti į darbą. Atsimenu, taip stovi prie durų, žinai, tos redakcijos. Taip įkvėpi, žinai, kad bus labai sunki diena, kur reikės atlaikyti tą visą spaudimą, nes mane spaudė visiškai. Siųsdavo į tokias vietas, kur net kiečiausi žurnalistai nemokėdavo parašyti. Aš įeidavau, labą dieną, labas rytas, atsisėdu prie kompo, rašau kažką ten tada. Nu ir pusę metų taip kankinausi. Ir per tuos metus Šiauliuose, kiek aš praleidau, mano svajonė buvo įsidarbinti klube. Aš jau buvau pradėjęs didžiauti, žinai, mokykloje, tada su ta studentų atstovybė, kai renginius organizavom,
buvo tas krikštynos ir sako, gal jūs pažįstat kokį didžėjų. Tai visi trečiakursis sėdė, aš pirmakursis. Ir aš taip, visi taip, žinai, nieko, aš taip sakau, šiaip aš mokyklai pagrodavau, žinai. O, tu? Gerai, sako, būsi didžėjus. Aš didžėjus, okei, aš didžėjus. Ir atsimenu per krikštynas, ten daugybė, gal 1000 žmonių grojau tokiam Šiaulių klube, legendiniam Savas kampas. Ruošiausi aš ten 3 dienas gal, susirašiau ant lapo visas dainas, žinai, kompaktus susirašinėjau ten. Ir mano buvo pirmasis gigas prieš 1000 žmonių. Ir aš grodavau ten visokius roką, R&B, ten įmaišydavau lietuvišką, ten kartais net ir rusišką muziką. Ir atsimenu, pribėga tas trečiakursis, sako, bet sako, tu gerai viskas groji, sako, žmonės kalba, sako, bet pamėgink ką nors pakalbėt. Aš sakau, blemba, pakalbėt. Sakau, ne, man čia... Su publika. Nu, tipo, užvest kažką, pasisveikink, žinai. Ir aš tai per tą negaliu kažką, aš ten pasakiau, labas, ten, Šiauliai, ten, tada. Ir aš atsimenu, visi atsisuko ir tas pirma emocija, žinai, ten, iškėlė rankas ar pradėjo plot. Ir aš matau, kad jie į mane atkreipė dėmesį. Ir tai buvo mano vienas geriausių tų momentų, kai aš suprantu, ką didžėjus gali, kad jis ne tik tai, žinai, kažkur kamputį groja muziką, bet jis ir duoda kažkokią emociją pasisveikindamas. Aš kitą dieną skambinu mamai, sakau, mama, aš groju prieš 1000 žmonių, sakau, aš pasisveikinau ir visi į mane atsisuko. Ir vat nuo to užsikabinau tada ieškot vietose klubuose. Ten, aš ateidavau visus, ten atsimenu klubus Šiauliuose ir sakau, laba diena, aš vat Jonas, labai noriu grot. Sakau, galiu visiškai nemokamai, leiskit man mokintis. Ten antradienį, trečiadienį grodavau studentuose, ketvirtadienį tokiuose studentų vietose. Nu ir taip, žinai, mėnesis po mėnesio, praėjus gal pusei metų, aš jau dirbau visuose 7 klubuose Šiauliuose, tai nuo pirmadienio iki kito pirmadienio. Mokamas jau. Jo, būdavo po 30, 40, 50 litų. Klubai, žinai, pirmadienį ten dirbdavo koks Pegasas, antradienį koks Martinį, trečiadienį, žinai, ten koks studentų, arkliai vadinami, tada Neopolis, Maksas. Nu, žodžiu, buvau užkaraliavęs visus klubus. Ir man patikdavo labiausiai sekmadieniais, Neopolis darydavo studentams tūsus, kai galėdavo groti tą klubinę, žinai, muziką, kur tu tikrai jau domėdavaisi ten po truputį, nes susipažindavai su žmonėm, kurie tą muziką daro. Nu, žodžiu, prasidėjo mano ta klubinė tokia veikla. Ir didžiausias galbūt dar toks šuolis arba patyrimas buvo mano pirmoji išvyka į užsienį, tai yra Amerika. Aš antram kurse supratau, kad norint pažinti ir suprasti, kas dedasi už Lietuvos ribų, reikia keliauti. Nes ir dėstytojai, žinai, sakė, kad vat, yra programa tokia Work and Travel, yra labai geros sąlygos išvažiuoti, tiesiog pusei metų padirbti ir pakeliauti. Nu ir aš užpildžiau visas anketas, kokias įmanoma. Tik mano minusas buvo, kad aš mokykloje mokausi prancūzų. Ir mano pasvalio žinios neleido išmokti anglų taip, kaip reikia anglų. Nu kažkaip. Kažkiek žinodavau ten, bet aš tikrai nebuvau kietas ant anglų. Bet turėdavau pusseserę, kurie 100 išlaikė. Tai sakau, yra 50 klausimų, kuriuos klausė norint gauti vizą. Prašau, atsakyk tu mane juos, aš atmintinai išmoksiu. Išmokau visus 50 klausimų atmintinai, užpildžiau tą aplikaciją ir atvažiavau Vilnių ambasadą. Ir porą kartų reikėjo atvažiuoti, žinai, pirmą kartą ten priduodu dokumentus ir aš pamačiau, kad vien dirba tik moteris, žinai, ten tokios judukės, sėdi už tokių kaip sekretariatų, tenais kažką ten paklausė, bet pradžiai man tiesiog reikėjo paduoti dokumentus. Ir aš pamačiau, kad visi studentai apsirengę ten labai paprastai, su šortais, ten kažką ten. Ir aš galvojau, geras šansas atrodyti gerai. Sėdėjau kostiumą, susišakavau, žinai, tenais atėjau į pokalbį. Ir 3 prieš mane berniukai buvo tokie, jos kalbina ilgai, ten vienam uždėjo štampą, kitam neuždėjo štampo, žinai. Ir aš atėjau, nusišypsojau, hello, sakau, jis sako, hello. Ji nieko manęs nepaklausė, žiūrėjo, šypsojasi ir uždėjo štampą. Aš negalėjau patikėti, aš turiu vizą. Vėlgi mamai skambinu, sakau, manyta, viskas, aš važiuoju į Ameriką. O Jėzus, sūneli, kas dabar bus, ką tu ten darysi, ten, žinai. Nu ką, sakau, išvažiuoju, viskas. Mano kelionės prasideda čia ir dabar. Ar šiuo metu jautiesi populiarus? Žinomas, populiarus? Jeigu pažiūri Instagramą ar ten Facebook'e, nufollowina žmonės, žinai.
Nu, taip pat pažįsta ir gatvė, ypač mažesnė miestelėse, žinai. Vilnių tai taip kažkaip visi pripratę, gal visiems dzin, taip. Bet aš jaučiausi, žinai, populiarus ta pirmoji banga, kuri aplanko tave, kai tu to nebuvai patyręs ir staiga aplanko. Tu nežinai, kaip su jie kovot ir susisuka galva. Tai buvo 2006, kai laimėjau Ideali pora tokia realybių šou. Tai va tada tikrai buvo kažkas naujo ir tipo, čia nešioja tave ant rankų, tu laimėjai, čia tave gyrė, tu galvoji, kad esi jau visiškai pasaulio bamba. Bet laikui bėgant, aš dar nedirbau radijui, tada niekur kaip ir nebesirodžiau ir ten kokie 2 mėnesiai ir viskas, tipo, krenta, žinai, tada. Ir tada galvoju, eina savo, viskas, populiarumo nebėra, ką čia daryti, psichologiniai visokie, žinai, barjerai ir kažkas darosi. Bet ačiū Dievui, kad, sakau, aš turėjau stiprų užnugarį su mokslais, man labai patiko, įdomios temos, kaip save tobulinti, tenais, visokia motyvacijos, ir psichologija, ir dėstytojai, sakau, ir labai tokie užnugaris, kur stiprus, kur tu gauni peno iš kitur. Bet kai laimėjau tą Ideali pora, Vilniuje aš ten iš Šiaulių, atsimenu, atvažiavau, nors studijavau dar ir sudalyvau jame, 3 mėnesius mes buvom uždaryti, tenais 7 berniukai, 7 mergaitės ir turėjom per 3 mėnesius susiporuot ir kas jau geriausia ta pora, ta laimė. Tai laimėjau mašiną, Fiatą ir savo tai paneliai mašiną laimėjom. Ir kai viskas baigėsi, galvojau, negi aš vėl grįšiu į Šiaulius. Atrodo, Šiauliuose viskas jau yra. Ir klubai, ir filosofija, 4 kursas, jau čia liko tik 1 metai, galvoju, kaip nors prastumsiu, man reikia likti Vilniui. Nes, atvariau to. Visi jų atpažįsta, va, einu Akropolį, prieina mergaitės, ten, Jonai, koks tu esi fainas ir gražus. Galvoju, čia fainai, žinai, kai perku kokį nors maistą, pusė žmonių žiūri į mano krepšelį, žinai, ką aš perku, nes jiem įdomu. Arba Maksimoje eini per žurnalų skyrių ir žiūri tavo veidą, žinai. Nu tikrai, atrodo, kad wow, viskas, gyvenimas, rezultatas, tai ko norėjau, žinai. O kas dabar, žinai, atrodo pasiekta svajonė. Ir kas dabar galvoju, nu tikrai, tada pradėjau prisiminti savo dar senesnę svajonę, tai darbas radijui. Noriu kalbėti, noriu groti savo muziką, noriu kažką veikti. Nes jeigu taip nieko nebedarysiu, matau, kad viskas, kaip sakyt, krenta žemyn. Pradėjau vaikščioti po visas radio stotis, ten palikinėti balsą, į M1 nuėjau, žinai, kaip ir viskas okei, tenais kaip ir sutarėm kažką. Bet didžėjus M1 sako, kur esi pirmam aukšte Zip FM radio stotis. Jaunimui, tenais groja muzika tokia jaunatviška, gal tu kaip didžėjus, gal tau patiks. Sakau, gerai, nueisiu. Ir nuėjau, atsimenu, net nesiklausęs, net neskambinęs jokiam direktoriui, pasibeldžiau, atėjau, sakau, labą dieną. Aš esu Jonas iš Idealios poros. Jūs, jo. Sakau, labai norėčiau pas jūs dirbti. Jisai tai pakėlė akis ir sako, Jonai, jeigu tu galvoji, kad tavo veidas, arba tai, kad kažkas tave mato per teliką ar matė, duos tau vietą čia, tu labai klysti. Sako, gali dabar apsisukti ir išeiti. Taip ir pasakė. Taip ir pasakė. Matosi, gal buvo susinervinęs kažkaip, žinai, galvoju, kad dar vienas Šepienius, kažkoks iškeptas televizijos ten trumpalaikis žvaigždūnas, čia man dabar knis protą, kad jis čia yra afigienas. Nu, kai man tai pasakė, aš grįžau į tą pasvaliečio būvį kuklųjį, susigūžiau, sakau, atsiprašau, sakau, bet mano didžiausia svajonė, sakau, yra dirbti radio stotyje. Sakau, leiskit man įeiti į studiją bent 3 minutėm ir rašyti balsą. Sakau, nieko daugiau. Sako, ne, pas mūsų studiją neįeisi, sako, bet gali grįžęs namo įrašyti į balsą į telefoną, man atsiųsti, sako, aš pažiūrėsiu ir nuspręsiu. Sakau, aš neturiu telefono, kuris rašinėja balsą. Ten buvo gūdus 2006 metai, tikrai neturėjau ten. Kažkokie telefonai gal įrašinėjo, bet mano tikrai neįrašinėjo. Sakau, leiskit man įeiti į studiją ir viskas. Sako, ne. Ir po to Dirikas po 2 metų sako, Jonai, žinai, sako, aš mačiau tavį žmogų, kuris buvo labai užsispyręs. Sako, jisai sėdi, nesvarbu kas bus, bet jisai užsikabinęs už to šanso ir laiko. Sako, tas labai ir nervavo, bet tuo pačiu, sako, matai, kad žmogus labai nori. Jis taip nori, kad jisai niekaip nepaleis tos galimybės. Sako, ir aš galvoju, blemai, toks įspyręs, eik ir rašyk, žinai, ten. Ir man leido tas 3 minutės įrašyti. Ir aš prieš tai Šiauliuose turėjau biškį praktikos Saulės radijai tenai, žinai. Tai mano ta praktika buvo labai tokia
keista ir tokia, žinai, kaip didžiai radio kalbėdavo, ar kalba kai kurie dar, kurie tik tai radiofonas ten. Labadiena, gerbiami klausytojai, dabar jūs klausote radio stoties Zip FM ir mes grojam tai, ką jūsų širdelis nori girdėti. Tokių įsireiškimų, žinai, prirašiau ir man tai atrodo, kad yra kieta. Nes kitko nebuvai patyręs, nematęs ir nežinai, kaip tai turi būti. Aš įrašiau. Ir direktorius man po to gal paskambino, sako, Jonai, sako, balsas gal ir nieko, bet reikia daug ką taisyti. Sako, bet mes dabar esam nauji, jauni, mums galbūt ir reikės didžėjų. Sako, tai pamėgink ateit naktim ir pamėgink treniruotis ten. Prie didžėjų sėdėsi, matysi, kaip jie išvedinėja pultą, ką jie kalba. Po to, sako, tu atsisėsi prie pulto, išvedinėsi tam didžėjų, jisai kalbės tik tai. Tai man teko garbė su Tomu Ališausku, M1, kai vaikystėje klausydavom visi M1, tam Dievai ir demonai. Nu, jo balsas man, aš užaugau su balsu, žinai, ir sėdžiu šalia jo, išvedinėjau tą mikrofoną, jo jisai kalba, aš toks, žinai, klausau, jisai baigia kalbėti, aš nuleidžiu, muziką uždedu. Jisai sako, gerai, čia padarei, dabar tą moko mane, jisai mane savaitę mokė. Man buvo pačios geriausios akimirkos. Ir jisai dirbdavo dar nuo ryto 6 valandų, tai aš keldavausi labai anksti, atvažiuodavau anksčiau už jį, pasitikdavau ten, net ir kavos padarydavau, sėdėdavau šalia ir išvedinėdavau jo tobulą balsą. Man būdavo kažkas neapsakomo. Ir po 2 savaičių tokio mokymosi, sako, atėjo metas tau pamėginti dabar išeiti į eterį. Sakau, gerai, kada tai bus? Naujas iššūkis. Naujas iššūkis. Pirmadienis, atsimenu, sako, 23:00 tavo bus startas. Naktinis eteris, kad mažiau žmonių klauso, sako, žinai, jeigu susivelsi, gal... Nu gerai, sakau. Atsimenu, pirmadienį susitikau su draugais tokiam bute, visi tenais prie partina kažką, čia didelis įvykis, Jonas eis į eterį, kažką alaus ten traškučių, žinai, čia visi kompai įsijungia tenais tą visą zipfm.lt, mano ten kaip ir kažkokia nuotrauka jau turėjo būti. Ir aš išvažiuoju į Zipą, palieku juos. Ir didžiausia problema didžėjui yra žinoti, kad klauso kažkas daugiau ir ypač tavo draugai. Taip, tai buvo kažkas, aš galvojau, kad tik nesusivelt prieš draugus. Susirašiau ten tekstą, žinai, ką sakyt, labas vakaras, ten Zip FM klausytojai, čia aš esu Jonas ir vat dabar sugrosiu jums ten dainą kažką. Nu ir tai buvo negeriausias startas mano, tai yra natūralu. Bet draugai rašė žinutės, ten viskas neblogai, čia biški drąsos, pavaryk dar, tada. Nu ir aš tą savaitę, taip vat, nuo 23 valandos pradirbau. Ir tada direktorius sako, aš tau paskambinsiu, jeigu mes nuspręsim, kad tu mums tinki. Ir aš likau tam Vilniui, žinai. Ateina kitas pirmadienis, tipo jau nebekviečia manęs į 23:00 vest. Aš laukiu to skambučio, ar čia viskas gerai. Ta savaitė ėjo labai ilgai, žinai, ir nieks man neskambino. Aš kaip lyg turiu ir grįžti į Šiaulius, nes studijos, žinai, ką daryti, nebesuprantu. Ar čia viskas, mano svajonė subliuško, praėjo dar 3 dienos ir po 1,5 savaitės man paskambina Ernestas Janušas, direktorius. Sako, sorry, kad taip ilgai neskambinau, sako, aš sirgau. Perklausiau, sako, pasidariau su dar vyresniais. Sako, mes manom, kad tu... tinki mūsų radio stočiai Zip FM, bet sako, reiks taisyti daug ką, bet sako, jeigu esi pasiruošęs, mes tave priimam. Man aureolė užsidėjo ant galvos, aš po tą butą Vilniui lakščiau, žinok, nesvietiškų balsų, rėkiau ir dėkojau visiems pasaulio dievam, kad mano svajonė išsipildė. Tai buvo mano tikrai laimingiausia diena, kai nuoširdžiai tu stengiaisi, mokėisi, viską darė, visas viltis buvo įsidėjęs ir ta svajonė tak įsipylė, tau suteikė šansą, žinai. Žiauriai, aš sakau, dabar atsimenu, kaip praėjo 9 metai, bet ta svajonė man iki šiol yra tokia ryški ir tokia gera. Ir tada prasidėjo mano, žinai, radio kelias. Aš tada pradėjau labai daug stengtis, dirbti tenais ir panašiai. Pirmos dienos ir pirmi metai buvo labai sunkus. Daug kas man, žinai, dabar po daugybės metų ten sako, nu, kad ten, kai klausiau tavęs, tai sako, ten tik tai pasisveikindavai, žinai, ir pristatydavai dainą. Taip, aš sakau, turėjau labai tą tokį didelį minusą pasvaly, kad aš augau tokiai mažoj terpėj ir netobulėjau tiek, kiek galėjau tobulėti, žinai. Jeigu, pavyzdžiui, dabar mes einam į kokius nors ten mokyklos susitikimus arba su studentais, aš visada sakau, kai esi tam amžiui iki 16, iki 17, gerk į save visą informaciją, nes vėliau žiauriai tau pravers. Ir per tos 9 metus, kai aš dabar dirbau radio stoty Zip FM,
Aš tiek patobulėjau, žinok. Nu, ta prasme, jeigu būtum paėmęs tą Joną iš pasvalio ir dabar, aš esu visiškai kitoks. Ir aš dabar tobulėjau. Aš jaučiu, žinai, kokią sritį, kurią imu, kitą, tarkim. Aš jaučiu, kad jos nemoku, bet aš labai daug stengiuosi ir noriu tapti tos srities kažkokiu tai profu. Tai dabar radijui, po 9 metų, aš tikrai jaučiuosi kaip žuvis vandenį. Bet nesu geriausias radijo laidų vedėjas. Nes būna situacijų, interviu kažkokių, kai kalbini žmonės. Galvoju, perklausai, blema, kažkaip ne taip, čia reikėjo taip pakalbinti, kitokių klausimų užduoti ir kitaip pristatyti, žinai. Bet per tos 9 metus aš tikrai labai daug ko išmokau. Ir vienas iš tokių gal didžiausių patobulėjimų tai, kad į komandą atėjo Rolandas, žinai. Nes jisai buvo visiškai kitoks, jisai augo Vilniuj, jisai augo kitokio, žinai, gal terpiai, irgi buvo kažkoks jam nepriteklius, bet jisai buvo pasitikintis savim visada. Jisai nuo mažens anekdotų skaldė, jisai buvo toks, žinai, hebros žmogus. Jisai tas žmogus, kuris jam patikdavo, žinai, kai jisai kalba, jeigu visi žiūri, jisai gerai jaučiasi. Jisai buvo tas, kuriam nereikėjo tiek daug galbūt labai stengtis, nes jisai buvo nuo mažuomės tobulino save. Ir mes susitikom, žinai, ir mes skirtingi. Aš buvau tas kuklusis Jonas, toks gal, kuris negali tiek daug pasakyti, kiek jisai pasako ir jam dzin, žinai, o aš taip nuleidžiu ir tas in-jan toks kažkoks susidarė, žinai, sulipo. Jeigu mes būtumėm tokie du vienodi, aš nežinau, ar būtų radistai tokie. Tai aš iš jo labai daug išmokau, nežinau, ar jis manęs kažką išmoko, nu, sako, kad išmoko tos ramybės, žinai, nes niekada per daug, pavyzdžiui, nesipykstam, visada kažkaip ramiai, jisai tam toks karštakosis, jis pasako, aš patyliu, pažiūriu, apgalvoju, tada po kažkiek tai pasakau savo, žinai, nuomonę. Tai toks komandinis susidirbimas yra. Ir radistų ta pradžia, žinai. Nes po metų, aš atsimenu, direktorius sako, viskas gerai su tavim, Jonai, sako, bet reikia tau kolegos. Sako, reikia radijo asmenybių. Zipas yra ne tik tai muzika, ne tik tai vedėjai, kurie pasako laiką, pasako orus arba žinias paskaito. Sako, reikia žmonių, kad... Tai būtų kaip veidas. Taip. O sakyk, Jonai, o kokią padarytum dabar išvadą iki šios dienos, jeigu paimt Joną iš pasvalio ir koks yra dabar Jonas, ir jeigu klauso tavęs ir klausys jaunimas, tarkim, sprendžiantis, kur man stot, ką man veik, ką man iš viso gyvenime veik, pas tavai lygiai tokie patys klausimai buvo kaip ir pas visus. Koks būtų tavo patarimas jiems, ieškantiems? Ieškantiems. Labai gerai, kad atsiranda iš vis ieškojimo klausimą, žinai, aš galvoju, kad tu save bandai suprasti ir suprasti, kas tau patinka. Aš galvoju, kai aš augau, tam mažam pasvaly, gal trūko kažkokio mokytojo, tokio mentoriaus, žinai, kuris mane nukreiptų ir duotų daugiau žinių. Aš sakau, buvau 18 metų ir turėjau tokį nepilną, toks nepasitikėjimas savim, neturėjau tiek daug žinių ir galvoju, kad didžiausia mano problema, kad aš neskaičiau daug knygų. Jeigu aš negaliu išvažiuoti, tarkim, iš pasvalio, aš galėjau, žinai, susidurti su įvairiais pasauliais tiesiog čia ir dabar skaitydamas. Aš galvoju, jeigu būčiau tą nišą užpildęs 1000 knygų, galbūt aš būčiau dar kažkoks kitoks. Bet, žinai, yra kaip yra, aš esu čia dabar, pasiekiau įgyvendinti daug svajonių, tai irgi man pavyko. Taip. Aš supratau, labai daug stengiausi, galbūt mokiausi nuo 20 metų trigubai daugiau negu kiti, nes man tikrai to reikėjo ir aš jaučiau trūkumą, bet aš tą supratau. Ir dabar, jeigu aš grįžčiau tą pasvalį ir šalia stočiau Jono, kuriam yra 12-11 metų, sakyčiau, Jonai, imk dabar Džeko Londono knygą, imk ten Don Kichotą, imk ir gerk tą informaciją, kuri patikėk tau, kai tu ar ateisi į realybės šou kažkokį, tu būsi asmenybė jau. Tai ačiū Dievui, kad, žinai, Lietuvoje daug kas buvo tik pradžia ir iš tavęs gal tiek daug nereikalavo. Tai suteikė man, žinai, daug kartų klyst. Nes dabar, šiais laikais, kai gyvenam, tai viskas jau tokia yra pro lygio, žinai. Daug yra žurnalistų, daug yra visokiausių grupių. Visi viską žino, visi viską matė, viskas yra internete, viską žino palyginti kaip su kuo. Jo. Tu turėjai jau turėti daug labai visokiausių skilsų nuo pat mažens. Taip. O aš, kai jau pradėjau, aš labai daug jų neturėjau, bet ačiū Dievui, per klaidas, per negaliu, aš jas tobulinau. Ir tobulinu iki šiol.
Tai jeigu sakau, tau yra nedaug metų, tu gerk informaciją ir geriausia tai yra skaityti knygas. Jonai, kaip save įsivaizduoji po 10 metų? Kaip įsivaizduoju? Galėčiau prisakyti, žinai, įvairiausių fantazijų, bet aš daug kartų įsitikinau, kad fantazuot ir išsigąst, kas bus ateity, labai tave stabdo. Kažkas yra man pasakęs, kad geriausia turbūt reikia mėgautis kiekvieną akimirką. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar sėdžiu su tavim, geriu kavą ir tikrai, žinai, gaunu vėl kažkokios naujos patirties, sakydamas tai, ką jaučiu, įsipasakodamas ir tiesiog gyvendamas čia. Tai, žinai, kad pasakysiu, kad aš būsiu dar geresnis radio laidų vedėjas, gal, dirbsiu televiziją, gal, bet žinai, nežinai, ateitis yra antiek nenuspėjama ir tu nieks jos nežino, net didžiausi protai ir didžiausios asmenybės. Tu negali planuoti, kas bus ateity. Aš manau, kad geriausia šią akimirką užsifiksuoti kažkokią gerą motivaciją, energiją ir nusiteikimu, kad rytoj padarysiu tą, poryt stengsiuosi padaryti tą. Kažkokie planai gali būti, bet 10 metų aš nedrįsčiau savęs įsivaizduoti, nes galiu būti ir prezidentu. Okay. 3-4 žmogaus savybės, kurios yra tau svarbios. 3-4, ar ne? Ar daugiau? Kurias vertini, tau jos yra svarbios? Nuoširdumas. Man labai patinka žmonės, kurie yra nuoširdus. Taip pat žmonės, kurie, nesvarbu koks yra statusas, ar jis yra superžvaigždė, ar jis yra, nežinau, akademiniam laipsnį labai stiprus, bet jis irgi su kitu žmogum elgiasi taip, kaip elgtųsi su savim, su savo artimaisiais. Man tas irgi labai žavi. Paprastumas. Paprastumas, taip, paprastumas. Nes, žinai, elgis su žmogum, su visais taip pat kaip kyli, nes kai krisi, vėl su jais reiks susitikti, žinai, toks yra pasakymas. Tai man patinka visada išlikti paprastam. Aš labai nemėgstu to tokio, kad sako, Jonas čia žvaigždė, žinai, čia dabar tu čia jau gali kažką čia, žinai. Aš kilęs iš mažo miestelio, sakau, pas Valys, grįžtu pas savo mamytę, tėtį į kaimą, einu pas tos kaimynus, kalbu su savo draugais ir tai yra mano tiesiog darbas, kuris yra galbūt viešas, bet lygiai toks pat, žinai, gerbiamas darbas gali būti ir padavėjos arba kuris tvarko šitą aplinką. Tai mes visi esam žmonės, aš šito svarbiausia noriu nepamiršti. O tai, kad iš savęs noriu kuo daugiau profesionalumo ir daryti kuo viską geriau, tai čia yra tik tai turbūt mano kažkokie tai užsispyrimo ir asmenybės bruožai. Tai nuoširdumas, draugiškumas, kas dar? Užsispyrimas. Aš žinai, gal sakau iš savo savybės, kurias turiu. Ir galbūt atvirumas. Tokie žmogiški, paprasti dalykai, bet jeigu juos tu turi, tu, manau, gali, žinai, su jais nukautuoti daugą. Ta prasme, tai žaidžia. Arba, žinai, kaip yra pasakymas, man atrodo, iš Pelenės, tokie 2 paprasti žodžiai, bet jį visada kartodavo. Būk gera, bet drąsi. Su visais būk gera, bet drąsi. Gera ir drąsi. Ir kai nesiseka, arba kažkas, žinai, bijai kažkokio naujo pokyčio, arba eini kažkokį susitikimą, užsimerki savo kartoj, būk geras, bet drąsus. Ir tai žmonės labai vertina, aš manau. Ačiū. Kokia buvo įdomiausia staigmena, dovana iš tavo gerbėjų, socialinių tinklų, tie, kurie tave seka, laikina, komentuoja? Ar yra kažkoks įvykis, kuris tau yra įsimintinas, gerąja prasme? Visada mane žmona Simona nustebina įvairiausiom staigmenom. Ji yra išvis mano, žinai, gyvenimo didžiausias ramstis visokias sunkiose situacijose. Bet kalbant apie galbūt draugus arba fanus, arba tie, kurie susiję su mano darbu,
tai vienas mano geras draugas, toks Justinas, didžėjus irgi padovanojo man mano laidos gimtadienio progą, Giovanni Club 5 sezono, man atrodo. Tai 10 faktų apie mane. Tai buvo Chuck Norriso stiliumi parašyti faktai, bet jie tokie vienas po kito buvo geri, kad dabar sunku man prisiminti bent kokį vieną gerą, nes ten tokie visi labai taiklus ir humoristiniai. Man atrodo, buvo įkeltas. Jo, buvo Facebook'e, bet toks tikrai, kur labai nustebino. Geras buvo, mačiau. Skaičiau ir galvojau, wow. Giovanni tenais turi... Marija Teresė turėjo 2 nuodėmės ten, tipo... Ar vieną, Marija Teresė turėjo 1 nuodėmę, jį permiegojo su Giovanni, ten kažką, nu kažkas tokio, nu bet tokia labai humoristinė ir tikrai nuoširdžiai juokiausi ir galvoju, wow, kaip draugas dar galėjo taip sumastyti ir labai labai nustebino. O šiaip, portretų yra nupiešę įvairiausių ten, žinai. Į gigus, atsimenu, kai grodavau, atneždavau ir gėlių, merginos, kai buvau dar nevedęs ir neturėdavau. O dabar jau nebeneša? Ne, dabar jau viskas. Dabar labai smagu, kai, žinai, žmonės vertina, kad turiu šeimą. Kad turiu puikią žmoną ir tai supranta. Ir nebėra kažkokių dviprasminių, ten žinučių kažkokių noriu nuviliot, žinai. Dabar labai kažkaip supranta, kad aš turiu antrą pusę, turiu žmoną. Ir žiūri mane ne kaip kažkokį sekso objektą ar kokį nors, bet tiesiog kaip į didžėjų, kuris duoda gerą nuotaiką grodamas, žinai, paleisdamas naują gabalą ir panašiai. Tai va tas man labai smagu. Ir tradicinis mano klausimas visų pašnekovų pačiam gale. Ką tau reiškia tikras žmogus? Tikras žmogus. Man tikras žmogus. Labai toks filosofinis klausimas, bet geras klausimas. Tikras žmogus, aš manau, yra ieškantis žmogus savęs. Savęs kaip žmogaus, kuris gali atsiskleisti savo esybę. Žinai, gimdamas, augdamas kažkokioj aplinkoj, gaudamas iš aplinkos kažkokių tenais visokiausių patyrimų arba atsineždamas iš savo tėvų, iš savo senelių kažkokių tai savybių, sugebėjimų, tu augdamas ir ieškodamas savęs, kažkurio momentu supranti, kuo nori būti, ką nori daryti pasaulyje arba, savo darbu. Ir tikras žmogus, aš manau, yra tas, kuris atranda tai, sugeba kitiems žmonėms savo tos sugebėjimus atskleisti. Ir svarbiausia, ko gero, tikras žmogus yra geras su kitais žmonėms. Tiesiog geras žmogus, skleidžiantis gėrį ir panašiai. Ir svarbiausia, turbūt, tikras žmogus yra tas, kuris nori sukurti šeimą, nori, kad jo atžalos perimtų iš jo geriausias savybės ir taip iš kartos į kartą tie žmonės skleidžia dar toliau, žinai, tą žmogiškumą. Bet tai viskas turi būti susijęs su gerumu, su pozityvu, su šypsenom ir su užsispyrimu pakeisti pasaulį, save ir stovėti, žinai, 2 kojom drąsiai, kvėpuoti giliai ir būti laimingu. Ačiū. Šiandien turėjau nuostabų pokalbį su Jonu Nainiu ir sakau iki greito ir skleis tą gėrį, kurį turi. Ačiū tau.